Mokytojas visada teisus. Žmogus pripildytas žinių. Jo akise tikėjimas, viltis, kad šiandieną tavo kuprinėje bus sąsiuvinys. Mokytoja, kaip užrašų knygelė, atsineš su kuo rašyt vaikelį. Taip pat, jei tenka būt mama, prasmingų patarimų visuma. Labą dieną visiems susirinkusiems į mokytojų dienos šventę. Šiandien šilčiausi sveikinimai skambės mūsų mokyklos mokytojams. O jie šių sveikinimų tikrai nusipelnė. Kiek daug reikia kantrybės mokant tokį būrį studentų. Perduoti savo žinias, paruošti egzaminams, o taip pat ir tolesniam gyvenimui. Dabar norėtumėm pakviesti tarti sveikinimo žodį mūsų mokymo centro direktorių Alvydą Praną Grevą. Labą dieną, mėly mokiniai, gerbiami kolegos. Tikrai šventė yra skirta tiek mokytojams, tiek ir mokiniam, nes vieni be kitų nebūtų ir to šventės. Tad, mėly kolegos, sveikinu iš visos širdies, jūs linkiu jums stiprybės, puikios sveikatos, bendro sutarimo su mokiniais, kad mažiau būtų pykčio, kad geriau būtų paruošti mūsų mokiniai abitūros egzaminui, baigimo egzaminams. Tad ačiū jums ir šiandieną gauname mes daug sveikinimų. Sveikinimus atsiunti iš 13 profesinių mokymo įstaigų, tai yra mūsų kolegos Kauno regiono. Taip pat mus sveikina viceministrė, kuri kuruoja profesinį mokymą, tai Genoveita Krasauskienė. Ir gal perskaitysiu šios žodžius. Sveikinu su Tarptautinė mokytojų diena, dėkoju už jūsų pastangas ir kantrybę, už šypsenas ir širdies gerumą, rūpestį kiekvieno mokiniu. Jūsų dalinamos žinios ir žmogiškoji išmintis labai svarbi ieškančiam, besiskleidžiančiam jaunam žmogui. Tegu būna graži jūsų diena, tegul jūsų mintis, žodžius ir darbus lydi žmonių dėkingumas ir pagarba. Linkiu jums stiprybės ir kuo didžiausios sėkmės visuose darbuose ir asmeniniame gyvenime. Genoveita Krasauskienė, švietimo ir mokslo viceministrė. Taip pat leiskite perskaityti ministro padėką. Tai yra vardinė padėka 4 profesinio mokymo įstaigom iš 75 yra įteikta šita padėka, atnešta šiandien ryte, dar šiltai pasirašyta. Va, tai tikrai didelis mūsų kolektyvo, viso mokymo centro, tiek vieno skyriaus, tiek kitos skyriaus indėlis, tiek mokinių, tiek ir mokytojų. Tai Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui. Nuoširdžiai sveikinu jūsų kolektyvą Tarptautinės mokytojų dienos proga. Šią gražią progą visai centrų bendruomeniai linkime pakelios šventinės nuotaikos, idėjų, skatinančių augti ir tobulėti, nesenkančių ryžto, kūrybinės energijos ir sėkmės įgyvendinant ateities planus. Profesorius Dainius Pavalkis, švietimo ir mokslo ministras, spalio 5 dieną. Tad gal paplojam. Ačiū direktoriui. Taip pat kviečiame apdovanoti užsienio kalbų dienos konkurso nugalėtojus. Labą dieną visiems. Šiandieną tokia gražią dieną, kada mokiniai sveikina mokytojus. Mes taip pat savo kolegas norim pasveikinti, palinkėti didelės sėkmės, bet pasveikinti ir mokymus mokytojų dienos proga. Jūs, kaip žinot, mokykloje vyko renginiai skirti Europos kalbų dienai. Vienas iš tokių renginių tai buvo užsienio kalbų rašinio konkursas. Kodėl reikia mokytis užsienio kalbų ir ką tos kalbos reiškia dabar tokiame mažame ir visiems atvirame pasaulyje. Ir mes šiandieną norim įvardinti mokinius, kurie šitame konkurse pasirodė geriausiai. Nugalėtojus įvardins anglų mokytoją ir įteiksime joms kuklės atminimo dovanėlės. Tikrai rašiniai buvo įdomus, prasmingi, gražus, bet tokia situacija susiklostė, kad visi, kurie apdovanoti, šiandien atvykti negalėjo dėl labai pateisinamų svarbių priežasčių. Taip, kad auklėtojami pareigosime perduoti. Tai antro kurso anglų kalbos nugalėtojas V13 2 grupės mokinys Matas Stankūnas.
Ukrainė ir aš prieš tai pamokas turėjau. Toliau, pirmo kurso nugalėtojas PB14 Lukas Keirys. Sveikinau. Toliau, tai čia anglų kalba. Rusų kalbos VD13 grupės mokinė Laurita Žiukaitė. Prašom. Ir labai malonu, kad atvykę taip pat rašė maisto technologijų skyriaus 10 klasės mokinė Livija Krakauskaitė. Tai mes perduosime vokiečių mokytojai, kad jinai perduotų vieną skyrių merginai. Tai gerai, dėkui visiems už gražias mintis ir sėkmės. Sveikiname nugalėtojus. Taip pat mūsų mokykloje vyko rudens gėrybių paroda Puokščių. Kviečiame apdovanoti nugalėtojus. Taip, iš tiesų mes labai džiaugiamės, kad vis dėlto į šitą kvietimą rudens gėrybių parodos puokščių gamybos atsiliepia vis dėlto ne taip jau ir mažai, bent 10 turbūt kažkur tai grupių. Tai, aišku, norėjosi gausiau, dabar ruduo ir lapų, ir obuolių, ir kopūstų, ir pomidorų, visko tikrai sočiai. Ir tikėjomės, kad bus jūsų daugiau, bet vis tiek smagu. Jeigu turite noro, galite dar į biblioteką nueiti, bibliotekoje šitą parodą dar ir yra, dar egzistuoja, pasižiūrėti, o mes norime apdovanoti, šiokius tokius, taip sakykime, nugalėtojus. Nugalėtojai apskritai visi, kurie dalyvavo ten, tos grupės. Tačiau mes 3 grupės išskyrėme pirmiausia už aktyvumą, už originalumą ir už estetiškumą puokščių, kadangi jų ten buvo įvairiausių. Taigi, VD13 grupės mokiniams už aktyviausią dalyvavimą rudens gėrybių parodoje. Ten buvo net 3 puokštės iš vienos grupės. Tai tikrai aktyvu, bet nematau nei vieno veido. Reiškia mane pažinokit. Taip, toliau. VD13 grupės mokiniams už originaliausią kompoziciją ir dalyvavimą parodoje. V13, V13 vienas. Ar nėra nei vieno vaiko? Vaikų nėra? Vaikų nėra, tik vaikų nėra. Gerai, kad dalyvauju. Bet tai buvo, apsigalvojo, reiškia. Ir VD14 grupės mokiniams už estetiškiausią kompoziciją ir dalyvavimą šitame konkurse. VD14 sveikinam, labai smagu, labai džiugu, kad pirmakursiai štai taip pasirodė gražiai. Na, o toliau mes padėkos raštus teiksime visoms grupėms, kurios dalyvavo. Ir, tokia simbolinė dovanėlė, kadangi kalbam apie estetiką, apie grožį, tai dovanų žurnalas Geras skonis. V14 grupės atstovą kokį nors turime, jeigu ne, tai tada auklėtoją kviečiame. Adamonienės grupė. Va, yra vaikų, labai smagu, jie va. Toliau VN14-1. Kokį nors atstovą turime, Jočiūnienės? V13N2. Vadovė Pikšrienė. Irgi virtuvėjas. VD14N grupė. Vadovė Žemaitienė. Va, yra, matau, atstovai vaikai. Smagu labai. Sveikinimės. Iš tiesų labai smagu, kad pirmakursiai taip aktyviausiai atsiliepia į šitą mūsų kvietimą. V13-2 grupės mokiniams vadovė Liesmanienė. O, ne. Ir V13N1 grupės mokiniams vadovė Vilėmienė taip pat dalyvavo. Taigi dar kartą ačiū visiems dalyvavusiems, tikimės, kad kitose visose parodose irgi taip aktyviai dalyvausite.
viskas. O dabar dar taip kviečiam žodį vedėją aptart tokią labai svarbią progą. Gražia. Dar viena graži proga. Kažkaip tai laukiam mokytojų dienų, nes gal prasmingiau, iškilmingiau atrodys viskas. Norėčiau supažindinti su direktoriaus padėkos raštu, pasirašytų rugsėjo 17 dieną. Matom, praėjo pusę mėnesio, čia galbūt mokytojų dienos proga mums atleis mokytojai. Jubiliejaus proga dėkojame neformaliojo papildomo ugdymo mokytojai Jolantai Zakarauskienei už įstaigos estetinės aplinkos tobulinimą. Pasirašo Maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas, įstaigos bendruomenė. Žinome, kad mokytojų nuotaikos taip pat keičiasi greitai kaip ir mokinių. Mokyklos meno būrelio nariai dabar jums parodys improvizacijų vaidinimą pamokoje. Pažiūrėkime. Nekoordinuoti judesiai. Apsipūlęs. Padėtoja. Flegmatikas. Taigi sveiki mokiniai. Sveikas. Visi čia susirinkome po vasaros. Ramiai! Ateik. Aš? Taip, Petrai. Kaip tavo vasara? Blogai, kaip? Aš dabar tau užduosiu klausimą iš istorijos. Gerai? Gerai. Kada vyko Žalgirio mūšis? Kada vyko, nežinau, bet... Tai sėsdu! Sėsdu, sakau! Paskančinsiu! Ei, ponas! Taigi moksleiviai kas kitas norit atsakinėti? Savanorių turi? Ne? Tai ateikit! Ateikit man! Aš nenoriu šnekėti šiandien, man nepatinka šiandien šnekėti. Tai kad daug šnekit! Ramiai! Tau galva nerijono? Matematikos! Klausyk! Sėsdu! Tokie špilį nedalyvaus! Nedalyvaus! Verksnys! Ateik, draug! Ateik, mane po pamoką! Vai! Dar vienas matematikos klausimas. Kiek reikės jau daudžiai sukti elektros lemputę? Tiek, kiek telpa į... Sakyk! Nu į! Lyp! 10? 9. 9 man bloga nuotaika! Beždžionė. Jo, beždžionė klasė, aš supratau, iš ko beždžionės klasė.
Tau irgi matematika. Sakai, kiek bananų valgo ant kekės? To sakyk. Nori banano? Pasiim! Dėkojame už labai nuotaikingą vaidinimą. Tradiciškai, kaip ir pernai metais, mokytojams taip pat turim užduotį, kurią gerai atlikę jie įrodys, kad ne veltui mes juos vadiname geriausiais. Dabar mums reikės 3 mokytojų. Gal turit pasiūlymų? Ne. Taigi dabar bus atranka į jūsų darbą. Mūsų atstovas rinks kandidatus į laisvą darbo vietą. Jums reikės savo veiksmais, žodžiais atitikti tam tikrą daiktą, žmogų ar dar kažką. Ką mes įvardinsim. Taigi čia sėdės daiktas, tarkim. Man reikia iš publikos, kad pasakytumėt, koks čia daiktas. Kamuolys. Gerai. Čia sėdės žymus žmogus. Koks? Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerai. Tinka. O ten sėdės gyvūnas. Įvardinkit, bet koks gyvūnas. Dramblys, žirafa, šernas, triušis. Drugelis. Visai nieko gal. Tai gerai. Dabar mums reikės sužinoti, į kokią profesiją jie turės įstoti. Tai kokia darbo vieta bus? Pasiūlymai? Traktoristas. Traktoristas? Gerai, neblogas drugelis, traktoristas gal būtų. Tai dabar mums belieka sulaukti mokytojo darbdavio, kad apklaustų. O, didelis darbdavys. Sveiki, darbdaviai. Tai čia jūs yra kandidatai. Atsimenat kas kur? Na tai tada puiku. Tai prašom. Prašom mikrofoną, žodžius, klausimai. Taigi sveiki, aš esu darbdavys ir dabar jūs turėsite kuo vaizdžiau pristatyti save pagal užduodamus klausimus. Kaip suprantate, neužteks atsakymo taip arba ne, ar vieno žodžio. Turėsite plačiau atverti save, juk nuo to priklausys, ar jūs gausite šį darbą ar ne. Kągi pradėkime. Na tai ką pirmiausia papasakokite, ką veikiate gyvenime? Nu, aš tai šokinėju, jeigu pajudina, moku tiesiai riedėt, jeigu gerai pastumia. Nu, būna rytais, kada išsileidžiu. Jeigu būna gera valanda, visada grįžtu čia didė padėtį. Taip, dabar jau raudonas. Pastaruoju metu aš parvykau iš Ispanijos ir manau, kad apelsinų įvežimas yra garantuotas.
Jeigu kalbėtume dar apie platesnę politinę situaciją Lietuvoje, tai reikėtų pažymėti, kad situacija nebloga. Mokiniai į mokyklas vis dėlto ateina. Aš tai, mielas darbdavi, norėčiau tai prisistatyti trumpai ir aiškiai. Aš esu Drugelis. Skraidau nuo gėlytės prie gėlytės. Bet neilgas jūsų gyvenimas. Nuo mokyklos lygiai kitos mokyklos ir taip toliau. Na, o dabar papasakokite, kur jūs gyvenate? Sezono metu gyvenu dažniausiai geroj vietoj, o ne sezono metu tai dažniausiai palėpiai. Prezidentūroje mano kaimynė yra Brazauskienė. O jūs gal ir kamuolio turit? Ne, kamuolio aš neturiu. Dieną dažniausiai gyvenu taip pas vieną gėlytę, pas kitą gėlytę, vakare pas trečią gėlytę, o naktį dažniausiai gyvenu priplotas ant automobilio lango. O bet čia sakė, turit kokią savo gėlytę? Širdžiai neįsakysi ir aš neišduosiu. Jau naudoju kokias gėlės. Dabar papasakokite apie savo talentus. Po gero spyrio moku spalvą keist. Kad jūs ir taip keičiat spalvą. Tai čia panašiai kaip spyris. Nu jau prezidentai trūksta žodžių, nu. Nežinau. Man žodžių netrūksta. Svarbiausia yra reiklumas. O pas Drugelį tai yra sugebėjimas iš kirmelės virst drugeliu. Dabar papasakokite apie savo konkurentus, apie kiekvieną. Prezidentė į Ispaniją važiavo ne šiaip savo, ne tik reikalų su apelsinais tvarkyti, bet ir pažiūrėti, kaip mane mušinėja. Nes rugsėjo vidury baigės čempionatas. Taip. O Drugelis, nu tai ką apie jį pasakysi? Skraido ir skraido. Kol gėlių yra, tol skraido. O ko jūs klausėt? Apie savo konkurentus, kad papasakotumėt. Spauda apie tai jau pranešė. Ir nenorėčiau įvardinti konkrečiais asmenimis. Nu, bet negausit darbo kitai. Mano kompetencijas aiškias. Pinigų visieną trūksta. Jeigu jūs sprendžiate pagal save, galbūt ir taip. Aš apie konkurentus bendrai pasakysiu. Pone prezidentė, spardydama kamuolį Turniškių sodelį, išdaužo visas gėlytes ir aš nukenčiau. Džiaukitės, kad spauda apie tai parašė ir kitaip. Na, papasakokite, ką jūs valgote? Orą. Skanus? Jeigu nepagadintas. Valgau, ką ir visi Lietuvos žmonės. O man dulkės belieka.
Ko labiausiai bijote ir kodėl? Bijau, kad prezidentė, kai išspardys visas gėlytės, beliks tik erškėčiai. Bijot, kad pakasys? Bijau pasilikti su erškėčiais, norėčiau pasilikti su drugeliais. Aš bijau, kad prezidentė atsisakys kamuolio, pasiims tinklelį, gaudyt vabzdžiam. Kur šiuo metu labiausiai norėtumėte būti? Padėtas gražiai į lentyną. Oras pagadintas? Ne, kur geras oras ir kur prezidentės nėra. Čia, kur dabar esu. Jūs visi suprantat, kur aš turėčiau jau dabar būti. Yra lapų, jeigu jums tinka. Ar turite svajonę, kokia ji būtų? Esat girdėjęs Slibinų dainą? Kamuolys. Tai paklausysit, sužinosit, kokia yra man svajonė. Dainuosit gal? Šiandien gal nesunkiai žodžius ir aš dabar prisimenu. Kur ten paspirtas, skrendu į orą ir kur šimtais spardo ir taip toliau. Sakau, paklausykit gerą dainą, sužinosit. Tai čia jūsų svajonė, kad jumis visi spardytų? Ne, mano svajonė, kad mažiau spardytų. Į orą ten pakiltų. Lietuvoje visi turi mokėti anglų kalbą. Mano svajonė, kad rytoj būtų Liepos 1. Pasakykite savo gyvenimo šūkį. Būk oranžinis. Ant svetimos šlovės miegot negarbinga. O mano šūkis tai paprastas. Širdžiai neįsakysi. Kokios jums gėlės labiausiai patinka? Įvairias spalvės. O kokios skaniausios? Neišduosiu. Paskui bus pakištukai tokie, taip. Na kągi, kodėl manote, kad šis darbas jums tiktų? Kuo jis susijęs su jūsų asmenybė? Jeigu imant sovietinius laikus, tai dažno traktoristo veidas atrodydavo kaip kamuolys. Kogi jūs klausėte? Kodėl manot, kad jums šis darbas tiktų? Ir kuo susijęs su jūsų asmenybė? Manau, kad su mano asmenybė tai yra susiję betarpiškai. O tai yra tiesiog pareiga tautai. Bet pinigų turit, galėtumėt pasisamdyti traktoristo, o dabar pati darbo ieško. O jūs statistas, jūs skaičiuojate ir išmanote apie mano banko sąskaitas? Tai žinau. Jūs atrodote juokingai. Visada. Aš tai manau, kad tai būtų galimybė dirbti laukuose ir būti gamtoje ir kartu dirbti
Ir aišku, man traktoriai patinka tuo, kuo jie skiriasi nuo automobilių. Tai, kad drugelių žymiai mažiau būna priplotu ant traktoriaus lango, negu ant automobilio lango. Bet jie užtat naikina gėlės važinėdami. Na, bet ten nuvažiuoja į vietą, vis tiek jie, nu kaip. Negalėčiau sakyti, kad jie labai naikina. Jo, kitas pasodina, kitas vėl ką nors padaro, o drugeliam, nu kaip. Svarbu trašų daug nepripiltų, neprivežtų, ir kad būtų tos gėlytės visos natūralios, be jokių hybrido, nu žodžiu, aš manau, aš būčiau drugelis traktoristas tikras pats geriausias. O kaip manat, jums pavyktų traktoristo teisės laikyti? Žinoma, nu kaip tai. Žiūrint, jeigu kokio traktoristo, ar tas, kur su vairu, ar tas, kur va taip ten vairuojas, ta vikšrynis traktoristas. Jeigu vikšrynis, tai tikrai pavyktų, aš į kairę visą laik traukiu. Na kągi, atėjo metas man apsispręsti, kurį iš jūsų priimti į darbą. O apsispręsti be galo sunku. Jūs visi tokie unikalūs, išskirtinai, bet pasakysiu štai ką manau, kad nepriimsiu nei vieną. Nes jūsų pašaukimas būti mokytojais. Tik tokie fantazijos ir išmonės kupini žmonės gali mokinti mokinius gyventi, padėti pamatyti pasaulį tokį, koks jis yra. Išmokti išlaisvinti savo fantazijas ir imti nuo pačių mažiausių iki didžiausių gyvenimo stebuklų. Taigi būkit palaiminti mūsų mėlėjai mokytojai ir ačiū už puikią improvizaciją. Gaila, kad ne vieną nepriėmė į darbą, manau, kad visi geri traktoristai būtumėte. Ačiū už aktyvumą. Šiandien norime nustebinti mūsų mylimus mokytojus, todėl į mokymo centrą atvyko garsiausios Lietuvos popmuzikos grupės, kurios bus mūsų dovana nominuotiems mokytojams. Kaip jau supratot, bus nominacijos mokytojams, o nominacijos bus tokios: geriausias mokytojas, griežčiausias mokytojas, fainiausias mokytojas, darboholikas ir šmaikščiausias mokytojas. Prieš pradedant koncertą, užpildyti salę jaukumu, kviečiame gražaus balso savininkę Jurgitą atlikti kūrinį. Pasitikime plojimais. Labadiena visiems. Atliksiu kūrinį Vienatvės pasmerkimas. Nusispjauk, bičiuli, į vienatvę graudžią, net ir pripažintos, jos nepripažink. Paklausyk už lango, lyg vargonai gaudžia, auštanti diena, graži ir negraži. Tyluma ir ta įrodinėja tyliai, kad šalia kažkas dar tyli su tavim, kad yra kažkur gražiausi tiltai ir keliai sustotelytėm ir stotim, ir vis tiek ateis žmogus ar paukštis, ir vis tiek nuo slenksčio, nuo šakos ims tave kiekvieną rytą
Ačiū Jurgitai. Čia buvo tik gera pradžia, bet dar likęs visas darbas, tai ne veltui čia buvo tik koncerto pradžia. Todėl kviečiame atlikti Moniką kūrinį Myliu. Dėkojame dainininkai Monikai, o dabar pradėkim apdovanojimų ceremoniją. Pirmoji nominacija – geriausias mokytojas. Nominantai – Daina Lasienė, Egidija Kontrimienė, Enrika Vėtinė. Ir spėkit, kas laimėjo? Laimėjo Egidija Kontrimienė. O juk šiandien dainuoja Picasso. Now what's that? Aš būsiu šamanas, tavo norų šamanas, užkariausiu šią tvirtovę tarsi koks atamanas. Nori būsiu šampanas, tos gardus kaip šampanas, jo išgersi ir galėsi miegoti.
Ačiū Picasso. Antroji nominacija bus griežčiausias mokytojas. O nominantai yra Danutė Matulevičienė, Enrika Vėtinienė ir Gaila Adumonienė. O laimėjo? Laimėjo O. Danutė Matulevičienė. Sveikiname. Mokytoja, jums šiandieną dainuos Merūnas. Pakvieskime į sceną. Jeigu ką, tai atsiprašom, skundus priimam darbo valandom. Trečioji nominacija – fainiausias mokytojas. Nominantai – Enrika Vėtinė, Egidija Kontrimienė, Daina Lasienė. Niekaip neatspėsit, kas laimėjo. Pabandykit. Lasienė. Jūs per daug žinot, mokytoja. Taip, laimėjo mokytoja Daina Lasienė. Sveikinam. O jūs prasiskyti, atvyko Keistuolių teatras. Būk mano varpeliu, prašau pabūk mano varpeliu, būk mano varpeliu, pabūk mano varpeliu, din din. Rodyk, ką moki, dabar parodyk, ką moki, rodyk, ką moki, pabūk mano pudelę,
Dabar parodyk, ką moki. Rodyk, ką moki. Pabūk mano žaisliukų pipi. Na, o dabar ketvirtoji nominacija – darboholikas. O nominantai yra šitie. Danguolė Olbutienė, Vidmantas Poškus ir Alina Navinskienė. Na, o laimėjom. Spėkit, kas? Da, aišku, kad Poškus. Vidmantas Poškus. Jūs šiandien sveikina ponas Vidmantai, Vilius ir Violeta Terasovai. Taurė dar nebaigta, liko lašas joje, o širdis klydina, abejonių pilna. Ar išdrįsai ryte, tuščiu liepti mane? Žodžiai kabo ore, ši naktis mums pilna. Aš tavo, tu mano širdies dalis. Aš tavo, tu mano aistros ugnis. Aš tavo, tu mano, kol žvaigždės skris. Aš tavo, tu mano, kol meilė išskris. Kiek mums lemta mylėt, bandom mes nutylėt. Akis dega aistra, lūpos šnabžda į Tai penktoji nominacija – šmaikščiausias mokytojas. Nominantai – Enrika Veikienė, Danutė Garanauskienė, Arūnas Mainonis. O laimėtojas balsai lemia vienbalsiai. Arūnas. Kviečiame apsiimti diplomą. Na, bet jums tai žinokit labai pasisekė, nes šiandien jūs atvyko pasveikinti Olele
Nežinau, kodėl pasaulis toks keistas ir kartais noriu sustabdyti save, kad mano meilė niekad nesibaigtų, kaip saulė visas šviestų danguje. Gražus gyvenimas mano, kaip stebuklas, aistringos naktys veža dar mane. Aš negalvoju, kad viskas gali baigtis, juk tu šalia, o meilė širdyje. Išpildyk mano norus ir aš būsiu tavo, įkvėps daugiau oro, mes skrisime kartu. Išpildyk mano norus, bandau mano svajonių, įkvėps daugiau oro ir apkabink mane. Greičiau, greičiau, nebijok gyventi, aukščiau, aukščiau, nebijok sudegti. Greičiau, greičiau, nebijok gyventi, aukščiau, aukščiau. Mes skrisime kartu, pasiklydę tarp žvaigždžių, mūsų sienos nuramins naktį. Išpildyk mano norus ir aš būsiu tavo, įkvėps daugiau oro, mes skrisime kartu. Išpildyk mano norus, bandom mano svajonių, įkvėps daugiau oro ir apkabink mane. Greičiau, greičiau, nebijok gyventi, aukščiau, aukščiau, nebijok sudegti. Greičiau, greičiau, nebijok gyventi, aukščiau, aukščiau. Niam kokios kainos papytės. Dėkojam. Dėkojam Olele papytėms ir tikimės, kad mokytojai džiaugiasi laimėję prizus, o likusiems be pergalių linkime nenusminti. Tos prizo nėra, kur buvo visose nominacijose. Kitais metais, nebent kitais metais. Todėl mes ir siekiam, kad jūs stengtumėtės būti geresniais mokytojais ir ateitumėt kitais metais čia scenos prie mūsų. Taigi, o dabar visas kolektyvas norėtų pasveikinti Valdemarą su mokytojų diena. Vis dėlto jis mus mokino ir prisidėjo prie viso šito renginio daugiausiai. Tai sveikiname. O Valdemaras mums atliks dainą. Nieko nebūna už dyką. Kaip pupytės patiko? Na ką, aš irgi savo ruoštų sveikinu visus mokytojus šią nuostabią progą. Something I give in on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would follow you. Say something, I'll give it up on you. And I'm feeling so small. It was all in my head, I don't nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, nothing at all. You say something, I'll give it up on you. You saw me that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. You say something, I'll give it up on you. And I'm feeling so small.
say something, I'll give it up on you. Say something, I'll give it up on you. Say something, I'll give it up on you. It's over. Na, o mes norėtumėm jau kaip ir į pabaigą palinkėti gerų bei kantrių mokslo metų, nuoširdžių šypsenų, paklusnių mokinių ir visada šypsotis. O baigdami šį gražų koncertą, mūsų kolektyvas nori padainuoti dainą Marijono Mikutavičiaus Myliu Lietuvą. Ir sakydami iki kito karto, mes pradedam dainuoti. Kviečiame visus prisijungti kartu. Dalyvavusiems ir buvusiems. Iki kito karto.